Visas mūsų darbas suvienyti skirtingus, priešingus dalykus, kurie mums atrodo tokie. Jeigu tobulėdamas žmogus sugeba viską suvienyti, tikrovės suvokimo, kurį mes studijuojame, požiūriu, gali pamatyti viską kaip visumą, jog čia nėra skirtingų dalykų. Arba geba suprasti, jog dėl savo skirtingų norų, kurių negali sujungti, mato didžiulį pasaulį, skirtingus, negyvąjį, augalinį, gyvūninį, kalbantį į lygmenis, kai kartais mato blogį, kartais gėrį. Suprasti, jog visą tai parodo jo vidinės savybės, jo norus. Priešingos formos, jos turi ir skirtingą numeraciją, ir skirtingai reiškiasi, lieka tol, kol žmogus užpildys spragas, kol sujungs priešingybę. Ir tada, būtent dėl sujungimo, kai dalykai lieka skirtingi, bet jeigu žmogus formuoja jų sujungimą, tas sujungimas ir vadinamas žmogus, tas, kurio nebuvo anksčiau. Migelis iš Meksikos klausia, ar priešingybės mes galime pastebėti visame kame, ar tik tirdami grupėje. Priešingos formos, kurias jaučiame gyvenime, yra ten, kur mūsų ego susipriešina su kitu ego. Tai yra tame pačiame lygmenyje. Kas yra šis pasaulis? Šis pasaulis tai, kad aš jaučiu kitus kitokius nei aš. Todėl mano ego ir jų ego yra priešingi vieni kitiems. Kiekvienas nori realizuoti savo ego ir išeina, kad tai vyksta kitų sąskaita. Mes tarsi žaidžiame, jog neva esame priešingi. Esame vieno kūno dalis, bet tarsi apakome. Ir mums atrodo, kad mes atskirti ir gyvename kiekvienas dėl savęs. Kai tik pakylame į dvasinį lygmenį, atsiranda kita priešingybė. Mes norime susijungti, nesuprantame, jog esame vienas organizmas ir veikiame prieš mus skiriantį ego. Ir tuomet ši priešingybė bus jėga, kuri priešinasi kūrėjai. Visi esame vienos sistemos dalis. Be visa ko, mes pačios grubiausios dalis, esančios čia. Paskutinėme 2000-metyje. Kaip tik dėl to, kad esame tokie grubus, perduodame šviesą chochma, gyvybės šviesą, per visą šią sistemą ir suteikiame jai gyvybę. Visa tai sukurta mūsų parengimui. Kaunantieji kelim tai mes, todėl būtent mes taisome sistemą. Ankstesni ištaisimai buvo tik pasirengimas. Nuo šių laikų prasideda visos dvasinės sistemos, visos realybės ištaisimas. Mes pirmieji pradedame šį ištaisimą. Anksčiau žmogų tenkino menki dalykai.
kad tik gaučiau truputį, ką man daugiau, man užtenka pavalgyti, pagerti, šiek tiek to, šiek tiek ano, viskas normalu. O šiandien mes jau esame praėję pinigų, valdžios, žinių, šlovės etapą. Pradedame jausti, jog ir tai neturi skonio. Nebeteikia malonumų. Dabar mums būtina atskleisti šviesą chochma. Kitaip tariant, pasaulis vis labiau atskleis, jog trūksta veikiančios dvasinės jėgos suvokimo. Jis neturės kitos išeities.